Sveiki, perskaičiau grėsmių vertinimo dokumentą. Jis gana toks nemažos apimties. Ir pagal vertinimą visas grėsmės kelia tik 3 šalis – Baltarusija, Rusija ir Kinija. Keista, bet nepastebėjo augančių grėsmių Lietuvos viduje. Jie nepamatė grėsmės lietuvių tautos išlikimui. Ir labai gaila, kad vertinimuose nėra pasiūlymų, o kągi daryti. Todėl paminėsiu keletą grėsmių, apie kurias nutylėjo Valstybės saugumo departamentas ir operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos. Taigi pirmas, Lietuvoje net nebandoma užkardyti užsienio agentų veiklos. Priminsiu, kad užsienio agentų įstatymas Amerikoje priimtas 1938 metais, Rusijoje 2012 metais, Prancūzijoje ir Ukrainoje 2014 metais, Izraelyje 2016 metais, Britanijoje 2024 metais. Negali būti šalis nepriklausoma ir saugi, jeigu nėra veikiančio užsienio agentų įstatymo, kuris liečia, aišku, ne tik fizinius asmenys, bet ir juridinius. Keista, kad vertinime tarnybos plačiai rašo apie bandymus verbuoti Lietuvos piliečius, bet kažkodėl nieko nerašo, kad mums reikalingas užsienio agentų įstatymas. Tai reikia užsienio agentų įstatymo ir mes tapsime saugesni. Keista, kad jie nemato grėsmės Lietuvos žmonių skurde. Netgi pagražintoje statistikoje 620 000 skurde gyvenančių Lietuvos žmonių, jiems tai nekelia grėsmės. Jiems gal tai normalu. Bet noriu pastebėti, žmogus gyvenantis skurde negali mylėti valdžios. Alkanas ir apvogtas žmogus neturi ko prarasti. Toks žmogus gali norėti tik tai valdžios galo. Negi tarnybos to nesupranta. Kai kas Lietuvoje sudarinėja nelojalius sąrašus. Jie turėtų įtraukti į sąrašus visus šitos gyvenančius skurde, kadangi tie žmonės ne tik nelojalūs, jie ko gero nekenčia šitos valdžios. Kaži, gal jie uždarė gimdymo skyrius visoje Lietuvoje, kad nesidaugintų tie, kurie nekenčia valdžios? Taigi masiškai visoje Lietuvoje uždaryti gimdymo namai, aš matau šitame veiksme paslėptą genocidą. Mūsų lietuvių tautos genocidą. Kai kurios moteris vežamos gimdyti į apskričių centrus, jų nespėja nuvežti, jos gimdo greitosios pagalbos automobiliuose. Valdžia uždariusi gimdymo skyrius masiškai visose Lietuvos rajonuose. Ar tai ne grėsmė Lietuvos visuomeniai? Kai kas netgi džiaugiasi, kad pavyko sumažinti gimstamumą Lietuvoje. Man atrodo, mes turime Lietuvoje kuo pasidžiaugti. Per pastarąjį dešimtmetį kūdikių gimstamumas, o tai yra gyvybės atėjimas į pasaulį, yra sumažėjęs netgi dvigubai ir tai yra labai geras pasiekimas. 17 500 naujagimių Lietuvoje 2025 metais dar niekada nebuvo tiek mažai. Tai tragiška situacija. Dar neaišku, kiek iš jų gimė lietuvių tautybės. Tai yra mūsų tautos naikinimas. Bet VSD tame grėsmės nemato. Gal reikėtų jiems nusiųsti servetėlių, kad jie akis prasivalytų. Mus akivaizdžiai naikina, o jie nemato grėsmės. Toliau VSD ataskaitoje paminėta cigarečių kontrabanda oro balionais iš Baltarusijos. Ar žinote, kad yra toks baudžiamasis kodeksas, baudžiamojo kodekso 199 straipsnis, kuris kalba apie kontrabandą, kuriame už kontrabandą numatytos juokingos baudos, kur dingo spectarnybų logika. Jeigu nėra bausmės, kontrabanda bus. Ir ją vykdo Lietuvos piliečiai išvien dirbantis su baltarusais. Aš už tai, kad draugystę su kaimynais reikia palaikyti ir ją skatinti, bet už kontrabandą reikia bausti taip, kad maža nepasirodytų. Kur kalėjimas, kur turto konfiskacija, kur baudos 10 kartų didesnės už kontrabandos vertę. Taigi kontrabanda lengvai išsprendžiama problema. Tai reikia valdžios noro. Tai reikia sugriežtinti bausmes ir šitos grėsmės nebeliks. Bet ir Lietuvos valdžia nesugeba to suprasti. Todėl mums grėsmę kelia pati valdžia, kuri nesiima veiksmų grėsmiai pašalinti. Toliau kitas punktas. Grėsmę kelia diplomatijos atsisakymas. Diplomatija toks būdas, kai betarpiškai tiesiogiai gali gauti svarbią informaciją. Gali sužinoti jų ketinimus, apie kuriuos jie nepasako viešai. Gali daryti jiems poveikį, išdėstyti savo poziciją, mažinti įtampą, ieškoti kompromiso ir mažinti grėsmę. Ne veltui sakoma, kol diplomatai kalbasi,
patrankos tyli. Visada reikia stengtis įtakoti oponentą. Todėl diplomatijos atsisakymas, skaitau, kelia grėsmę Lietuvai. Dar viena grėsmė – tai yra neapykantos skatinimas Lietuvoje. Skaldimas, grasinimai susidoroti ir jų nebaudžiamumas. Ar tai nekelia grėsmės mūsų visuomeniai? Kam naudinga, kad lietuvis nekęstų lietuvio, o vėliau lietuvis žudytų lietuvį? Kam tai naudinga? Tas, kas nori mus sunaikinti? Tas, kas uždarė gimdymo namus? Tas, kas nuvarė žmonės į skurdą? Kas vyksta? Ir jeigu pažiūrėsime į viską, ką dabar išvardinau, visumoje, tikrai panašu, kad kažkas turi tikslą išvalyti Lietuvos teritoriją nuo vietinių gyventojų. Bet Lietuvos saugotojai čia grėsmės nemato. Ataskaitoje nustebino teiginys. Paskaitysiu. Neva Rusijos FSB verbuoja ir prieigos prie įslaptintos informacijos neturinčius asmenis, bet galinčius teikti viešai neprieinamą ar kitą FSB dominančią informaciją. Mano kompetencijos ir logikos čia neužtenka šito suprasti. Kokią neprieinamą informaciją rusams gali tiekti paprastas Lietuvos žmogus? O išeitis, kaip minėjau, labai paprasta. Reikalingas griežtas užsienio agentų įstatymas. Taigi užkirskite kelią šitai grėsmiai įstatymų ir baudžiamojo kodekso straipsnių. Tai kodėl valdžia to nepadarote? Šiaip grėsmių vertinime yra rimtų vietų, bet kai kurie akivaizdu iš fantazijos parašyti. Pavyzdžiui, apie ketinimą verbuoti Lietuvos Respublikos pilietį Olegą, kurio vardas pakeistas. Kokia prasmė pakeisti vardą ir slėpti pavardę, jeigu pats verbavimo aprašymas, vieta, veiklos pobūdis, susitikimų dažnumas ir taip toliau išdavė tą Lietuvos pilietį? O kodėl tas smulkus automobilių detalių prekiautojas negali apie verbavimą papasakoti viešai? Kogi bijoti? Jeigu tave verbavo FSB, pasakyk, mane verbavo FSB. Ko bijoti? Bijo, kad negalės daryti su Rusija smulkaus verslo? Tegu pakeičia verslą, jeigu jis toks patriotas. Tegu dirba Lietuvos viduje, tegu dirba su Europa. Taigi, todėl šita istorija labiau panaši į fantaziją, į sukurtą pasaką. Keista, negi nėra ketinimo verbuoti Lietuvos pareigūnų paslapčių nešiotojus. Ypač tokius, kurie yra pažeidžiami. Pedofilai valdžioje, mažumų atstovai ir taip toliau. Ir kodėl jie taip nuvertina rusų žvalgybą? Kas gali garantuoti, kad NATO instruktoriai nėra FSB agentai? Rusijos pinigais užtvindyta visa Europa ir plus Amerika. Kur tie pinigai nusėda? Bent jau dalis ne į pareigūnų kišenes. Gal jiems reikėtų paieškoti žiurkių tarp savų? Dėmesio. Per 2025 metus iš Rusijos išvesta apie 100 milijardų dolerių. Netgi už 1 milijardą, jeigu FSB panorėtų, galėtų nupirkti bet kurį senatorių, kongresmeną, NATO generolą. Dauguma iš jų parsiduoda. Ypač tie, kurie myli vaikučius, kurie yra pažeidžiami. Bet kuriai valstybei didžiausią grėsmę kelia valdžios atstovų išdavystės, o ne pavieniai paprasti žmonės, kurie net neįsivaizduoja, kokie pinigai sukasi ten, kur aukšti postai. Taigi labai gaila, kad VSD nemato grėsmės visuomenės skaldime, nemato genocido požymių. Reikėtų įvertinti, ką veikia STT, specialiųjų tyrimų tarnyba, kur kova su korupcija. Tai nekelia grėsmės. Kodėl STT neparašo korupcijos grėsmių vertinimo? Ką jie ten veikia? Gal jie dubliuoja VSD darbą? Bet jų paskirtis tai kitokia. Nustebino grėsmių vertinime vienas asmuo. Ediką Jagelavičių pažįstu asmeniškai. Taikus žmogus, kritikuoja Lietuvos valdžią. Ar tai gali kelti grėsmę? Tikrai nemačiau visų Ediko įrašų. Gal jis agitavo nuversti šitą valdžią ginklu? Gal jis agitavo pažeisti Lietuvos įstatymus? Jeigu Edikas skatino imtis prieš valdžią neteisėtų veiksmų, pažeidžiant įstatymus, atsiųskite man šitą nuorodą, norėčiau pamatyti. O kritikuoti valdžią visi turi teisę. O ypač 620 000 Lietuvos piliečių gyvenančių skurde. Šitie žmonės turi teisę ne tik tai kritikuoti. Jie gali dėti į šuns dienas. Ir tik tai valdžia kalta, kad gyvename skurde. Kad griūna tiltai, kad keliai duobėti, kad uždaryti gimdymo namai, kad kainos keliamos, mokesčiai kyla. Tai kas kaltas?
Jeigu valdžia turėtų visuomenės palaikymą, aukštus reitingus, jiems būtų nusispjauti į kažkokio pavienio žmogaus pasisakymus, juo labiau kažkur tai užsienyje. Koks skirtumas? Kokias ten konferencijas kažkas daro užsienyje? Kai Lietuvoje turi visuomenės palaikymą, kai žmonės tave myli, kai žmonės myli savo valdžią, kuri jais rūpinasi. Bet jeigu valdžios nekenčia, tada ir pavieni kritikai pasirodo pavojingi. Tada ir sąrašus nelojalių sudarinėja, tam, kad pagazdintų. Ir pabaigai pasakysiu priežastį, dėl kurios mes reikalingi Rusijai. Ir kitą priežastį, dėl kurios mes kaip šalis nereikalingi Rusijai. Tai mano asmeninė nuomonė. Taigi mes reikalingi Rusijai dėl tranzito su Kaliningradu, o nereikalingi mes esame todėl, kad mes dotacinė šalis. Mes nesugebame savęs išlaikyti. Mes gyvename skolon, o Rusijai tokia našta nereikalinga. Vien dėl Kaliningrado srities tranzito pasodinti Lietuvos išlaikymą ant savo sprando tai neprotinga. Jo labiau, kai didelis siaubas, kas darosi Rusijos regionuose. Jiems tuos regionus sutvarkyti iki mūsų infrastruktūros lygio dešimtmečiais reikia dirbti. O gal ir visą šimtmetį. Rusija būtų patenkinta, jeigu mes vystytume su jais pragmatinę politiką ir mes galėtume iš to nemažai naudos turėti. Lietuvos valdžia stengiasi demonstruoti neva didelį Lietuvos žmonių nusiteikimą prieš Rusiją. Bet koks yra iš tikrųjų Lietuvos žmonių požiūris į Rusiją, žino tik tai spec tarnybos ir valdžios viršūnėlė. O šitas grėsmių vertinimas iš tikrųjų yra valdžios baimių vertinimas. Ir pabaigai, tiesą sakant, mane labiau domina sveikatos sritis, kadangi medicinoje melo nemažiau nei politikoje. Kai kurių susirgymų gydymų srityje atlikau savo tyrimus. Jūs neįsivaizduojate, kiek daug mokslinių tyrimų atlikta pasaulyje ir kiek daug nutyli oficialioji medicina. Jie tiesiog nemato, ignoruoja efektyvius gydymo būdus, ypač tuos, kai žmogus gali pasveikti be tablečių. Todėl, jeigu jūsų artimieji serga psoriaze, kurią aš pats išsigydžiau, cukriniu diabetu antro tipo, podagra, kamuoja hemoglobino trūkumas, anemija, kaupiasi dantų akmenys, pleiskanos, liežuvio apnašos, yra uždaras kanalas sveikatos logika. Sveikatos logikoje daugiau tiesos ir nereikia išlaidauti, norint pasveikti. Ir pasakysiu dar vieną paslaptį. Vėžys išgydomas daugiau nei 90% susirgimų atveju. Tiesa visada slypi detalėse. Nepatingėkite, pažvelkite giliau. Sveikatos logika atskleidžia detalės. Būkite sveiki, taikos mums visiems. Iki.